Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Politinis pabėgėlis iš Irano, kuris įstrigo Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste net 18 metų, skamba tarsi iš Holivudo filmo scenarijaus paimtas sakinys. Šią istoriją rėmėsi režisierius Stevenas Spielbergas, kurdamas filmą Terminalas. Mehran Karimi Nasiri, kuris save vadino seru Alfredu, tapo pirmuoju visame pasaulyje žinomų oro uosto gyventojų. Pametęs dokumentus, jis negalėjo nei patekti į Prancūziją, nei išvykti į kitą šalį. Nasiri Irane kritikavo šalies valdžią, todėl buvo išvarytas. Politinį prieglobstį jam suteikė Belgija. 1988 metais Nasiri nusprendė aplankyti Anglijoje gyvenančią šeimą. Skrendant iš Belgijos, kažkas pavogė Nasiri dokumentus. Nelaimėlis liko įkalintas tarpinėje stotelėje Paryžiaus oro uosto terminale. Be vizos Nasiri negalėjo nei grįžti į Belgiją, nei žengti ant Prancūzijos žemės. Kino studija DreamWorks sumokėjo Nasiri $300 000 už teisę jo gyvenimo istoriją naudoti filmui Terminalas, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Tomas Hanksas. Po 18 metų praleistų oro uosto terminale, Nasiri 2006 metais buvo išvežtas į Paryžiaus ligoninę. Ten jo rūpinosi Paryžiaus Raudonojo kryžiaus draugija. 2008 metais buvo pranešta, jog Nasiri gyvena Paryžiaus benamių prieglaudoje. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat mus kviečiame sekti Facebook puslapyje.